jis ateina, bet abejoju turbūt, ar ne? Šiandien mieste daug renginių, didelis koncertas, tai visi splaškia, ne? Kas baruose, matau, čia yra baras Disko Buda, kažkiek konkuruoja su mumis, čia mes apie kitokį būdą linkę kalbėti, bet yra kažkam gal anas būda artimesnis. Tai pradėsim mūsų darmos kalbą arba paskaitą. Šiandieną pas mus svečiuose darmos mokytojas iš Belgijos, Koen Vermeulen. Jis yra dar jaunas darmos mokytojas. Jis ir taip jaunas, bet kartu nėra labai seniai mokytojaujantis ir Lietuvoje jis yra pirmą kartą čia. Nesame jo dar niekada kvietę. Taigi pagal mūsų tvarką, nusistovėjusią tradiciją, įžanginę kalbą pasakys vienas iš mūsų mokyklos studentų, tai šiuo atveju Aivaras. Ir po to kalbės mokytojas arba netgi daugiau, aš nežinau, ar jis daug kalbės, bet daugiau atsakinės į klausimus. Vertėjausiu aš, mano vardas Arvydas. Ir prieš pradedant, tada prašymas, kaip visada, mobiliųjų telefonų garso išjungimo ceremonija, kad netrukdytų. Hello everybody. Sveiki visi. Norėčiau pradėti nuo istorijos, nes zen tradicijoje labai mėgstamos istorijos. Prieš 2,5 tūkstančių metų gyveno princas vardu Siddhartha Gautama. Ir tas princas gyveno prabangų, atrodytų gyvenimą, kur jam nieko netrūksta. Ir jo tėvas, karalius, stengiasi jį apsaugoti nuo bet kokių išorinių veiksmų, kad jis nežinotų, tik nenusiviltų gyvenimą. Tačiau vieną kartą princui pasitaikė proga išvykti į miestą. Pirmą dieną išvykęs į miestą, jis pamatė sergantį žmogų. Ir jis nustebo, nes anksčiau nebuvo niekada matęs tokio sergančio žmogaus, kur atrodo tikrai kažkas jam negerai. Ir jis paklausė savo draugų gero, kas yra negerai tam žmogui. Draugas atsakė, tai yra liga ir nei vienam žmogui šiam pasauliu neišeis išvengti to. Tuomet princas susimąstė. Antrą dieną jisai pamatė seną žmogų. Labai seną sukriošusį senelį. Ir vėlgi jis nebuvo matęs tokio žmogaus. Jis paklausė draugų, kas jam yra. Sako, mes su to neišvengsime. Tai senatvė. Trečią dieną jis pamatė numirusį žmogų. Ir tai privertė dar labiau susimąstyti. Jam iškilo toks stiprus egzistencinės klausimas. Jeigu nei vienas negali išvengti nei ligos, nei senatvės, nei mirties, tai kokia tada yra gyvenimo prasmė? Kam gyventi? Ir paskui po kiek laiko jis pamatė žmogų su vienuolio drabužiais. Tas žmogus atrodė pasitikintis savim ir jo akyse jis pamatė kažkokį spinduliuojantį tarsi ramumą. Princas ilgai nedvejojo ir nusprendė eiti į pasaulį, irgi atidavė savo prabangius drabužius ir rasti tą atsakymą į savo tos klausimus. Jis susitiko su daug mokytojų, išbandė jų mokymus, tačiau atsakymų vis nerasdavo į jam rūpimus klausimus. Tada jis nusprendė medituoti atskirai, atsiskyrė ir
keletą metų intensyviai meditavo. Vieną kartą pasiekė proto nušvitimą ir rado atsakymą į jam rūpimus klausimus. Nuo tada buvo žinomas kaip Buda ir mokė žmonės to, ko pats išmoko. tą mokymą jis skleidė savo mokiniam, perdavinė ir tas mokymas atkeliavo iki šių dienų. Zenmeistras Songsanas, kuris įkūrė Kvanum Zen mokyklą, buvo 78 patriarchas, kuris gavo šitą Budos mokymą. Nors meistras paliko šitą pasaulį 2004 metais, bet prieš tai sugebėjo daug nuveikti gerų dalykų. Jis pritaikė Zen pasauliečiams ir pritaikė vakarietiškam požiūriui. Iš pradžių jis atnešė Zen į Ameriką, ten įsteigė Zen centrų ir galiausiai į Europą. Dėl to mes visi čia šiandien susirinkome. Taigi, nors praėjo 2,5 tūkstančio metų, bet vienas iš Zen tokių pagrindinių dalykų yra didysis klausimas. Tas egzistenciniai klausimai, jų gali būti daug, bet jie iš esmės susideda visi į vieną klausimą. Tas klausimas yra, kas aš esu. Ir dabar mes medituodami klausimą savęs, įkvėpdami klausimą savęs šito klausimo, kas aš esu. Ir šitas klausimas yra ypatingas tuo, kad jam nėra tokių verbalinių paaiškinimų. Jų aišku yra, bet jie visi yra, jie nieko nereiškia, jie neatsako į šitą klausimą. O pagal priežasties ir pasekmės dėsnį, jeigu yra kažkoks tai klausimas, tai ir tu dedi pastangas, kad tą klausimą atsakytum, tai pagal priežasties pasekmės dėsnį tu rasi galiausiai tą atsakymą. Tai mus guodžia. O dabar kaip mes atsakome į tą klausimą? Atsakome labai paprastai. Kiekvienas vaikas žino tą atsakymą. Tai yra nežinau. Taigi įkvėpdami meditacijos metu mes klausim savęs, kas aš esu. O iškvėpdami tiesiog nežinau. Ir tas nežinau, tai mums sukelia tarsi tokią ypatingą proto būseną. Ta būsena, jinai nutraukia mūsų mąstymą. Ir mūsų protą tarsi pastato į tokį, padaro jį nejudantį. Jeigu mes uoliai praktikuojame, tai galime po truputį inkorporuoti tą, nežinau, proto būseną į savo kasdienius gyvenimus. Zen praktikos tikslas ir yra toks, padaryti mūsų kasdienį gyvenimą sąmoningą ir tokį pilnavertį. Nes mūsų protas yra labai nepastovus, jis kaip koks neprijaukintas arklys mustangas nuolat šokinėja iš vienos vietos į kitą. Iš vienos pusės gal ir gerai, nes jis neleidžia mums tarsi nuobodžiauti, bet tas protas tai daro ir tada, kai mums to visai nereikia. Pavyzdžiui, sėdi rimtam susirinkime firmos, kur sprendžiami finansiniai klausimai, ir pasidaro šiek tiek nuobodoka ir jau žiūrėk, kad tavo protas tave nunešė kažkur į Viduržemio jūrą, kur tu nardai ir stebi kažkokias žuvytes plaukiančias. Tai gal ir neblogai taip susirinkimą praleisti, bet tada išgirsti klausimą. Aivarai, ką tu manai apie šitą problemą? Ir tada tu apie tą problemą gali pasakyti tik tiek, kad Viduržemio jūros žuvytės yra labai gražios. O dar blogiau, jeigu, pavyzdžiui, taip atsitiktų vairuojant automobilį, kur tu gali nepamatyti raudono šviesoforo signalą, arba operuoti žmogų ir pamiršti žirklės užsiūdėmę. Tai tų situacijų būna visokių. Yra tūkstančiai situacijų, kai mūsų protas tarsi šokinėja, kažką įsivaizduojam, kažką kuriam filmus, taip toliau, bet Zen praktikos esmė
padaryti taip, kad tai, ką mes darome, darytume 100%. Tačiau tai šitie du kertiniai akmenys, tai yra klausimas, kas aš esu ir proto būsena nežinau, dar ne viskas. Nes net ir atsakę į šitą klausimą, kažkada gal po daugelio metų, atrodytų, kad turėtume jau būti visiškai patenkinti, užsidaryti kokiam nors vienuolyne ar kalnų namelį, išeiti į nirvaną ir juoktis iš šito pasaulio, kad čia visi kenčia, o turi pasakyti išvykimą. Bet tai negalutinis taškas. Nes netgi pirmas iš mūsų 4 priesakų sako, kad gyvos būtybės yra nesuskaičiuojamos, pasiekime išgelbėti jas visas. Tai reiškia, kad ta kryptis mūsų visų yra pagalba kitiems žmonėms. Ir kai jau tu kažką pasieki, tu turi tiesiog eiti ir padėti kitiems, nes tu negali būti pats laimingas, jeigu žmonės aplink tave kenčia. Taigi šitą veiksmą mes vadinam bodhisattva veiksmą. Ir ta pagalba nebūtinai yra tokia tiesiogiai suprantama. Nebūtinai tu turi nuskust bulves, kad kitam padėtų. Pavyzdžiui, tu gali ateiti į zen pratybas nustatytų laikų ir taip tu padėsi tam žmogui, kuris irgi su tavim atėjo, nes kartu yra lengviau praktikuoti negu viena. Tai šitie 3 dalykai, man ir atrodo svarbiausiai mūsų praktikoje. Nežinau, protas, klausimas didysis, į kurį visi ieškom atsakymą, egzistencinis toks ir ta kryptis, kuri mus nuves kažkada link pagalbos kitiems žmonėms. Tai tiek ir norėjau pasakyti, o dabar galite klausimų mokytojų. Thank you. Ačiū. Ar ten gerai girdisi pakankamai? Okay. Are there any questions? Ar yra klausimų? No questions for the moment? I may ask if you... Okay. I already wrote this question to you, yes? But I explained. Okay. Mes kai rašėmės klausė, koks yra Lietuvoje, mokytas gal yra labai aktualių klausimų Lietuvoje, gal kažkas abortai ir ką nors, ir aš taip pagalvoju, nes manęs keli žmonės klausė tokio klausimo, sako, o ką tu darytum, jeigu rusai dabar užpultų? Tas toks lygtai, aš pajutau, kad tas lygtai tvyro ore, tai vat, ir toks kilo, ir aš iš tikrųjų pats galvoju, pats savo tokį klausimą, iš tikrųjų, kaip jo, iš tikrųjų, tai visai reali tokia, dik atrodo, žiūrint į visą vaizdą, visai nebėra tokia nereali situacija, kaip galėjo atrodyti anksčiau. Ir tas klausimas, ką aš daryčiau, toks lieka, yra gan toks nėra aiškus. Tai vat aš mokytoją dabar ir paklausiu, ta prasme, ką jis patartų daryti, pavyzdžiui. Kovoti, žūti ar pabėgti, ar dar ką nors. So the question is, we have this now quite complicated situation here in Eastern Europe, and so this question becoming quite actual. Let's say some army invades, what should we do? What should I do? Should I fight, die, or maybe it's better to run away? Yes, or maybe something else, maybe sit and meditate. Yes. So what would you suggest? Yes. So nowadays are very interesting times. Šiomis dienomis yra tokie gan įdomus laikai. One of the main Tibetan teachers, I forgot his name, very bad names. Vienas iš žinomų Tibeto mokytojų, bet aš pamiršau jo vardą, mano nėra gera atmintis vardams. I think they call him Guru Rinpoche. Tikriausiai tai buvo Guru Rinpoche. He was very good in predicting what would happen in the future.
Jam labai gerai sekėsi atspėti, kas bus ateityje. So, for example, he told Tibetan Buddhism will spread all over the world when the iron birds will fly. Ir jis lyg ir išpranašavo, kad Tibeto budizmas išplis visame pasaulyje tada, kai skraidys plieniniai paukščiai. So I think that was around the 10th century. Ta pranašystė lyg tai įvyko turbūt kažkur 10-ame šimtmetyje. So of course there were no planes at that time. Nebuvo tuo metu jokių lėktuvų, žinoma. But somehow we could see that. Bet kažkokiu būdu jis sugebėjo tą ateitį tai pamatyti. But then he also made another prediction. Taip pat jis, bet kartu jis ir kitą pranašavimą padarė tokį kitą pranašystę. He said, when the mountains will wear brown and black hats, it will be a very dangerous time. Ir kita pranašystė sakė, kad tada, kai kalnai turės brown black, kai kalnai turės rudas ir juodas kepures, tada bus blogi laikai. So that means when the ice will melt, that's what we are seeing now all over the world. Tai reikštų, kad tada, kai ledas ištirps, ką mes dabar ir matome pasaulyje, it will be very dangerous. Tai bus labai pavojingas laikas. Our founding teacher, Zen Master Sun San, Mūsų mokyklos įkūrėjas Zen meistras Sun Sanas, he said something, I think it was in the 80s. Ir jis pasakė, tas turbūt buvo kažkur 80-aisiais metais. He said, nowadays the world, it's like an apple. Kad šiais laikais pasaulis yra kaip obuolys. And so an apple takes a lot of time for an apple to be, how do you say that, to be ready, to be eaten. Kad reikia pakankamai laiko, kad obuolys prisirptų, prinoktų. But then at some time you see a black spot appearing. Bet po to pradedi matyti tokias juodas dėmeles ant jo. And then he said, that's the big. Then it goes very, very fast. Very soon this apple will be completely rotten. Ir labai greitai tada prasideda tas puvimas. Ta prasme, sirpimas trumpa ilgai, bet puvimas, kai jau prasideda, jis jau tada būna greitas procesas. So that he told that when the communistic system collapsed. Jis tai pasakė, kai žlugo ta komunistinė sistema. And when the whole world started to have only one smell, money, 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 money. Ir tuo metu pasaulis įgavo vienintelį tokį kvapą, pinigai, pinigai, pinigai. So now we see indeed that on many different places there are horrible things happening. Ir dabar mes daugybėje vietų matome kažkokius baisius dalykus vykstančius. So some people, some traditions, some religions, they say that this is the end of the world. Ir kai kurios tradicijos, kai kurios religijos sako, kad tai yra pasaulio pabaiga. But for Buddhism it's a bit different. Bet budizme tai yra šiek tiek kitaip. So yes, this apple becomes completely rotten. Tai tiesa, tas obuolys taip iš tikrųjų tampa visai supuvęs. But inside this apple there are a few seeds. Bet to obuolio viduje yra keletas sėklyčių. And from that seeds will be a complete new beginning. A new tree will appear. Ir iš tų sėklyčių atsiras naujas visiškai medis, nauja pradžia. So, thinking about Guru Rinpoche, he said, in these dangerous times we will have to be very careful. Taigi, galvojant apie Guru Rinpoche, šiais pavojingais laikais mes turim būti labai atidūs. So it's a good question. What will we do now? Now, if the Russian army appears, what shall we do? Taigi, iš tikrųjų geras klausimas. Kągi daryti, jeigu štai Rusijos armija čia pasirodo, pavyzdžiui? Are there maybe some people here who have been thinking about it? What will I do? Gal kažkas jau galvojo, ką darytų? Yes, some other people. Many people. Many people? Daug žmonių galvojo apie tai. Yeah. There is I've got some story about it. Aš turiu istoriją apie tai.
Yeah, sometimes we get into these plans. What will we do? How will it be? Kartais mes įninkame į tos planus, kas bus ir ką mes darysime. So, this is a story from a young woman in China, a long time ago. Tai yra istorija apie jauną moterį Kinijoje prieš daug laiko. And so she had to marry a man. Ji ruošėsi vestuvėms. So she hadn't chosen this man, it was decided for her. Ji nesirinko to būsimo vyro, jai buvo parinkta kaip tais laikais, gal ir dabar įprasta. And then at that time, when a woman left her family to go live in a new family, it was like almost finished with the previous family. You know, you went far away maybe, and then you couldn't so easily go back. So you really started a new life. Taigi, tais laikais jau jeigu kai buvo ištekama, tai praktiškai su buvusi kažkur išsikeliama visai kitą vietą ir su buvusia šeima visiškai nutrūkdavo beveik ryšiai ir prasidėdavo visai naujas gyvenimas. So she started to think, you know, how will my husband be? Will he be nice? Ir jį pradėjo galvoti, koks bus tas man, jį nematė to savo vyro, koks jis bus, ar jis bus geras, malonus. He looks okay, but you know, I don't really know him, so she started to think. Jį buvo mačius, sako, jis atrodo nieko, bet iš tikrųjų aš jo gerai nepažįstu ir jį pradėjo galvoti apie tai. And then she started to think about her mother-in-law. Ir tada jį pradėjo galvoti apie savo uošvę. Already nowadays, still nowadays, sometimes the relationship with mother-in-law is not so easy. Ir anais laikais, ir dabar laikais, šiais laikais santykiai su uošvėm dažnai nebūna labai lengvi. But at that time you had to live with the mother-in-law. Bet anais laikais reikėjo ir gyventi kartu su ta uošvė. So maybe you went to live in her house. Ir tu išsikeldavai į vyro namus ir ten kartu Very close at least. Kartu ir gyvendavo. And the mother-in-law, she was like a master. She could decide anything. Ir ta uošvė buvo kaip meistras, kur viską buvo linkusi pati spręsti. So this woman knew that she always had to listen, and she was started to think, how will my mother-in-law be? Ir jie žinojo tai ir vis mąstė, kaip bus ten su ta uošvė. So she was leaving her family, and so she was traveling on the roads. Taigi jie paliko namus, iškeliavo jau į tos naujosius namus. And she had a lot of tears and sadness. Ir jie labai turėjo daug liūdesio ir ašarų. She had hope for a new life. O kartu kažkokias viltis apie tą naują gyvenimą. And she had a lot of fears. Kartu daug baimių, tokie sumišę jausmai. So always thinking. Ir taip ir keliavo, vis mąstydama. And then suddenly a tiger jumped up. Ir staiga tigras ant jos užpuolė. She was dead. Ir ji mirė. So we are thinking. Taigi mes mąstom. That's only a dream. Bet tai tik sapnas. We really live for a big part in a thinking dream. Taigi mes didžiąją dalį taip ir pragyvename tame mąstymo sapne. So imagine now, okay, you have decided, I will take up the weapons, I will go out. Ir įsivaizduokite, dabar nusprendėte, aš pasimsiu ginklus ir išeisiu kariauti. Who will you fight against? Išeisiu dabar į lauką ir prieš ką dabar kariausi. I just went in the city, I didn't see any situation to start fighting. Aš buvau ką tik mieste ir nemačiau, kad ten būtų kažkokių priešų, prieš kurios ir situacijos, kad reikėtų kariauti dabar. But then another question also is there. Bet kartu dar vienas klausimas yra čia. So I saw that you said you were thinking about this question, right? Sakei, kad galvoji apie tą klausimą. Esi galvojęs apie tą klausimą. So who is it that will go out fighting? Tai klausimas yra, kas yra tas, kuris eis į lauką ten ir kariaus.
Is it your body only that will go out fighting, or Ar tik tavo kūnas eis į ten ir išeis ir kariaus, ar dar kažkas? what is it that will go out fighting? Kas išeis ir kariaus? No? Nežinau. Okay. So then, yeah, that's actually a reality for all of us, okay? Tai yra realybė visiems mums. Sometimes we ask it in a different way. Kartais mes klausome į skirtingų būdų. What was your face like before your parents were born? Koks buvo tavo veidas prieš tavo tėvams, koks buvo tavo veidas prieš tavo tėvams gimstant? We don't know. Mes nežinome. When you die, where will you go? Kai mirsi, kur nueisi? We don't know. Taip pat nežinome. How old is our true nature? Kiek amžiaus turi mūsų tikroji prigimtis? Don't know. Irgi nežinau. So now, already, we don't know how to fight against. Taigi mes dabar nežinom, kaip kovoti prieš kažką. And then also, we don't know what this thing is that will go out fighting. Taip pat nežinom ir kas yra tas daiktas, kuris eis ir kausis. So it's kind of a strange situation. Tai yra gana keista situacija. But, okay, this is maybe all a little bit philosophical. Tai galbūt kažkiek skamba filosofiškai. But so far you didn't say a lot, okay? I was asking questions, but I didn't hear any answers coming back. So now I want an answer coming back. Taigi, bet dabar aš klausiau daug klausimų, bet nebuvo atsakymų. Aš norėčiau dabar išgirsti atsakymą. So any kind of answer is okay, but I need an answer. Bet koks atsakymas yra gerai, bet man reikia atsakymą. So why would you want to go fighting? Kodėl norėtumėte eiti kovoti? Can you imagine, but I would like to know. Aš galiu įsivaizduoti, bet norėčiau, kad būtų atsakymas iš tikrųjų. Bet ne visi pasakė, kad norėtų eiti kovoti. Not everybody said that they want to go to fight. Okay. Only having this question that what to do, but not. Okay, then you say what you want to do something about it. Tu sakei, kad norėtum kažką su tuo daryti. Aš galiu pasakyti, kaip aš jaučiuosi. Kad kai man buvo iškilęs tas klausimas, aš pradėjau galvoti, ką aš turėčiau daryti. Ir galbūt mano galutinis atsakymas buvo intuityvus, kad kai ateis ta situacija, kad aš turėsiu pasielgti taip, kaip man sakys, kaip širdis. Ir kad aš neturėsiu galbūt. Ir aš pasižiūrėjau, kad apskritai mūsų tas visas taip yra laikina, kad mes kūrėm kažkokius dalykus labai visą gyvenimą. Ir tos pavojingos situacijos parodo, kad vieną dieną gali viską taip nušluoti. Ir aš pagalvoju, kad žmonės kartais gal gerai, kad mes ir prisirišam prie tos vietos, bet kartais man atrodo, nėra to teisingo atsakymo, nes žmonės labai norėdami kažką apsaugoti, iš dalies jie tik tai skūrė tą karą, o nenorėdami apsaugoti irgi leidžia tam karui būti. Tai aš negalėčiau nieko, aš galiu parodyti šios rankas tiesiog. So he was thinking about such a situation, and finally he said he was not sure. He decided that, of course, he cannot think now about it, that this situation appeared, then some intuitions or some heart would say what to do. And he also said that maybe this situation also helps a little bit to understand the reality that you may be very attached to what you have, but it's very quickly can disappear. And also maybe this desire to protect what is already here is also the encouraging this fighting, this is the source of this war, let's say. Yes, indeed, it's correct. So that's how it goes. Indeed, we start with something and then there is a reaction, but then there will be another reaction coming from there. Taigi iš tikrųjų taip ir vyksta, mes kažką pradedame, tada yra reakcija į tai, o po kurio laiko reakcija į tą reakciją, kuri jau buvo. And of course, we've got a problem because there are two different views on how to organize our society.
Ir iš tikrųjų yra ta problema, kad yra keli skirtingi požiūriai į tai, kaip organizuoti tą mūsų visuomenę. So many people think this way is correct. Daug žmonių galvoja, kad štai toks kelias yra teisingas, Many other people think the other way is correct. o kita dalis mano, kad ne, jų tas kelias teisingas. So our whole world is like that. Mūsų visas pasaulis yra štai toks. We create good and bad. Mes kūrėme tą gerą ir blogą, And what is bad for me is maybe good for you. bet kas yra man blogai, gal yra gerai tau. Or maybe it's also good for you, but then not for my mother. I want to please my mother. Ir galbūt gal tai kažkas yra gerai tau, bet nėra gerai mano mamai, aš noriu įtikti savo mamai. So that's the nature of samsara. Tai yra tos samsaros prigimtis. So samsara means the never-ending cycle of suffering. Samsara reiškia nesibaigiantis kentėjimo ciklas. And there doesn't seem to be any way out. Ir netrodo, kad nėra to išeities iš to ciklo. Because as soon as good and bad appear, Nes kai tik tas atsiranda gerai ir blogai, it's impossible to agree on everything. tada neįmanoma dėl ko nors susitarti. So therefore, it is impossible to fix samsara. Ir todėl yra neįmanoma lyg tai pataisyti tą samsarą. Never it will be possible to have this world peace. Niekados nebus įmanoma turėti tą tokią absoliučią pasaulio taiką. I have a question. Okay. I have had many conflicts with people trying to convey this position. That there is, that the good and bad is relative and we have to be like tolerant or something. So, and I felt like I'm defending this position. So, I'm a little bit confused how to not defend this position, how to not protect this position of not separating good and bad, saying that all is relative. Because the other side says, no, there is good and bad. No, you have to protect children, you have to, I don't know, kill gay people, something like that. Translation into between. Mano klausimas yra, kad aš pastebėjau, kad kartais kyla konfliktas diskutuojant su žmonėmis, kai aš bandau perkelti panašią poziciją, kad nėra gėrio ir blogio konkrečiai, kad vis dėlto yra reliatyvumas tam tikras šioje vietoje. Tai žmonės pradeda aiškinti tada, tai ką nereikia ginti vaikų, tai ką nereikia ten pašalinti visų gėjų, tai reikia kažką daryti su visuomenė. Aš jaučiu, tarsi aš ginčiau poziciją, nors iš tikrųjų aš norėčiau neginti jokios pozicijos. Yes, so you're right. Taigi tu teisi. There are two ways to look at this. Yra du būdai tai pažiūrėti. So first of all, many things are important. Pirmiausia, daugybė dalykų yra svarbus. It's important to defend our freedom. Yra iš tiesų svarbu apginti savo laisvę. It's important to defend our values, our family. Iš tikrųjų svarbu apginti savo vertybės ir savo šeimą. But when you really get really attached to this, Bet kai tu iš tikrųjų labai prie to tampi prisirišęs, then you become a prisoner of it. tada tampi to kaliniu. Then in your thinking dream becomes your master. Ir tada tas Master. tada tas mąstantis mąstymo sapnas tampa tavo meistru. Tave valdo. But so that's not so good to become a slave of your thinking. Tai yra nelabai gerai tapti vergu savo mąstymu. But on the other hand, it is important, all those values. Bet iš kitos pusės tos visos vertybės iš tikrųjų yra svarbios. So that's one way to look at it. Tai yra vienas būdas į tai žiūrėti. But there is also a second way to look at it. Bet yra ir kitas būdas į tai pažiūrėti. At this point, good and bad does not exist. Šitam momente gerai ir blogai nebeegzistuoja. At this point, Šitas momentas we put it all down.
mes viską padedam į šalį. And then you can really pick up your true human job. Ir tada tu iš tikrųjų gali paimti tą tikrąjį žmogiškąjį darbą. That means, how can I help this world? Tai yra, kaip aš galiu padėti šiam pasauliui. That's our true job. Tai yra mūsų tikrasis darbas. No thinking is necessary to pick up that job. Nėra reikalingas bet joks mąstymas, kad prisimti šitą darbą. When your mind is completely clear, Kai protas yra visiškai aiškus, then already intuitively an action will appear. tada jau intuityviai atsiras teisingas veiksmas. From your true nature, which is pure love. Iš tavo tikrosios prigimties, kur yra iš esmės tavo yra grynoji meilė. So then maybe some strong action is necessary, Tada gal iš tiesų kažkoks stiprus veiksmas yra reikalingas, or maybe some love action. o gal kažkoks meilės veiksmas įmanomas toj situacijai. So it's like a mother or father walking with a little child. Tai kaip motina ir tėvas einantis su savo mažu vaiku. There are no cars on the streets. Nėra mašinų gatvėje. But then, so this child, it should never go on the street, but remain just next to the street. I don't know how you call it. The pavement, yes. Kai šitas vaikas turėtų eiti šaligatvis, neturėtų eiti į gatvę. But suddenly this child walks on the street. Bet staiga tas vaikas eina į gatvę. Of course, you don't worry, because you know there are no cars. Tada tu nesirūpini, nes matai, nėra tų automobilių. But then you shout very strongly on the child, "You cannot do that!" Bet tada šauki jam stipriai, nedaryk taip. So you become very angry outside. Tampi išoriškai lygtai labai piktas, But inside there is no anger. bet viduj nėra pykčio. Only how can I help? Tik tai tas, kaip aš galėčiau padėti. So, same way. Taigi tai yra tas pats principas. It's very important to defend our values. Labai svarbu yra apsaugoti savo vertybės. And we must be ready to act. Turim būti pasiruošę veikti. Okay. If there were a Christian sitting there, he would say Christian people. Christian. Christian people would speak exactly the same, but they would say we have to show for gay people their place, or for example to fight against abortion, or to fight I don't know, to fight that Christianity is the only one religion on earth that is valuable. So, is it that from Christian point of view, this position is right? Translation in training. Jeigu krikščionis, pavyzdžiui, ateis ir sakys lygiai taip pat, kad reikia su meilė ginti savo poziciją, tai ar jisai bus teisus iš savo pasaulio taško, kad tikrai galima gėjams parodyti jų vietą, arba ten uždrausti abortus, arba kovoti, kad krikščionybė yra vienintelė religija. Ar iš krikščionio pozicijos tai yra teisingas požiūris? Okay, so Christians usually say, or often they say, God knows what is good and bad. Krikščionis dažnai sako, kad Dievas žino, kas yra gerai ir kas blogai. Therefore, he gave the 10 commandments. Todėl jis davė 10 įsakymų. You shall do like this, as I told you. Tu turi daryti taip, kaip ten tose įsakymuose pasakyti. Of course, not only Christians. There are many religions who have this kind of thinking. Nebūtinai tai yra apie krikščionis, yra daugiau religijų, kurie turi panašiai mąsto. So one day, Buddha was walking into a village, and somebody asked a question. Ir kartą Buda ėjo į kažkokį kaimą ir kažkas paklausė klausimą. And so they asked the following question. Well, you know, lately we had several wise men and wise women.
coming here in our village, and they all say something different. So, who should we believe? Jie klausė, pastaruoju metu čia apsilankė daug labai protingų vyrų ir moterų, bet jie visi kalbėjo skirtingus dalykus, kuriuo mes turėtume tikėti. Well, we know you're also very wise, so maybe should we believe you? Ir jie klausė būdas, mes taip pat žinom, kad tu esi labai išmintingas, tai gal mes tavęs turėtume tikėti. And Buddha said, no, you don't have to believe me. O Budas sakė, ne, jūs neturit manim tikėti. You don't have to believe any scriptures. Neturite tikėti jokiais raštais, You don't have to believe your own thinking. neturite tikėti savo pačių mąstymų. You don't have to believe anything. Nieko neturite tikėti. You only have to look into your own heart. Tiesiog turite žiūrėti į savo paties širdį. If you look very deeply, then you will know for yourself. Ir jeigu giliai žiūrėsite ten, tada žinosite, pat žinosite savo. If I act like this, will this bring peace, long-lasting peace or not? Jeigu aš elgsiuosi štai taip, ar tai duos taiką, ilgalaikę taiką, ar ne? So if good results will come out of this, Jeigu iš mano veiksmo aš jaučiu giliai, kad išeis geras rezultatas for the benefit of all people, visų žmonių labui, then you can believe it. tada gali to tikėti. So you only have to believe in yourself. Taigi turi tikėti tik tai savimi iš esmės. You are already complete. Esi jau išbaigta. Okay? So, therefore, you only have to go inside. Todėl turi eiti tik vidun. This is what is called the middle way. Tai yra vadinama vidurinioji keliu. So usually we are thinking and we have a scale. This is good, this is bad. Paprastai mes mąstome ir turime tą visą skalę nuo gero, kraštutinume geras ir kitam kraštutinume blogas. But you make good and you make bad. Bet tu sukuri tą gerą ir tą blogą. So this only exists in your own thinking. Taigi tai egzistuoja tik tai tavo nuosavame mąstyme. But if you go back to your true nature, Bet jeigu grįši savo tikrąją prigimtį, at that point there is no good and bad. tada nebėra gero ir blogo. So there is also no middle in the middle between good and bad. It also does not exist. Taigi net ir to vidurio tarp gero ir blogo, net ir tai neegzistuoja. So when you have no extremes, Taigi kai tu neturi tų kraštutinumų, and you have no middle, nėra ir to vidurio, then you only have love. tada lieka tik tai meilė. And then only from your love and compassion, Tada vien tik iš tavo meilės ir atjautos, then you decide. tada ir nusprendi. So you meet somebody who's gay. Sutinki kažką, kas yra gėjus, If you really look inside and you make contact with him, jeigu žiūri savo giliai vidun ir tada atsiranda kontaktas su juo, then what? Should you hit him? tada kas, ar turi jam trenkti, Maybe he's a nice man. gal tai yra visai geras žmogus. So, indeed, it's a bit different way. Tai yra truputį kitoks priėjimas. So in Buddhism we don't have the 10 commandments, Taigi budizme mes neturime tų 10 įsakymų, but we have the precepts. bet turime tos priesakus arba įžadus. I vow not to kill. Aš prisiekiu nežudyti, I vow not to lie. prisiekiu nemeluoti, I vow not to steal. nevogti, I vow to have no incorrect sexual relationships, prisiekiu vengti neteisingų seksualinių santykių and some others. ir kai kurie kiti taip pat. I vow that. Aš prisiekiu, pasižadu tai. This vow originally is already ours. Tas įžadas, ta priesaika jau iš prigimties yra mūsų. All of you already have these vows. Visi čia esantis jau turi tos įžadus viduje giliai. And I can prove it very easily. Ir galiu tai įrodyti labai lengvai.
When you are looking at an action film, Kai jūs žiūrite kokį nors veiksmo filmą, maybe Bruce Willis, this kind of kažką, pavyzdžiui, su Bruce Willisu ar kažkas panašaus, so Bruce Willis is trying to save a little girl. Bruce Willis bando išgelbėti mažą mergaitę, Then, what do you hope? That Bruce Willis will win or the bad guy? ko jūs norite tada, ar kad Bruce Willisas laimėtų, ar kažkoks blogietis laimėtų. Everybody wants Bruce Willis to win. Visi nori, kad Bruce Willis laimėtų. So that's our original nature. Tai yra mūsų tikroji ta prigimtis. Already we have this big love inside. Mes jau turime tą didelę meilę viduje. Only when our complicated thinking appears, Tik then tai, it disappears. tik tai, kai tas mūsų komplikuotas mąstymas atsiranda, tada ta meilė dingsta. Before thinking, as I said, there is no good and bad. Prieš mąstymą, kaip jau ir sakė, nėra gero ir blogo. Because there is no point of view. Nes nėra to požiūrio taško. It's like my left hand and my right hand. Tai kaip mano dešinė ir kairė ranka. My left hand doesn't have eye. Mano kairė ranka neturi akies. My right hand doesn't have eye neither. Ir kairė ir dešinė ranka neturi akies. Also, I'm not always thinking what my hands should do. Ir aš ne visada galvoju, ką tos mano rankos turėtų daryti. But they never start fighting. Bet jos nepradeda kovoti tarpusavyje. My left hand, or let's say my right hand, never says, I always have to work, now it's time for the left hand to work. Mano dešinė ranka nesako, kad aš visada turiu dirbti, dabar eilė kairė rankai. They just do their job. Jie tiesiog daro darbą. Okay? Jos daro savo darbą. So because our hands originally are on one hand they are separate, but on the other hand they are one. Nes iš tikrųjų mūsų rankos, nors lyg ir atrodo atskiros, bet iš tiesų jos yra viena. Same for us. Tas pats yra ir mums. Somehow we are all different, Lyg tai mes atrodome labai skirtingi, but something deep inside of us we deeply share. bet giliais viduje mes kažką dalinamės vienas su kitu. So that's my true nature, that's your true nature. Mano tikroji prigimtis ir tavo tikroji prigimtis. When you go walking out in the fields or in the mountains, then you sense, wow, I feel connected to these mountains. Ir kai kartais išėjai pasivaikščioti į kalnus ar į pievas, staiga pasijunti lyg aš turiu ryšį su tuo. The original nature of the mountains, my nature, your true nature, all the same. Tikroji prigimtis tų kalnų, mano tikroji prigimtis jūsų yra tas pats. The nature of the stick, Lazdos prigimtis, the sounds, šio garso your minds, ir jūsų protų all the same. yra ta pati. So, because we are all one, Nes mes ir esame viena. just like our hands, Lygiai taip pat kaip mūsų rankos. Originally, we all want to help each other. Iš prigimties mes visi norime padėti viens kitam. Originally, we all want Bruce Willis to win Mes visi norime, kad tas Bruce'as Willisas laimėtų and the girl to be saved. ir ta mergaitė būtų išgelbėta. So, that's what we call the Bodhisattva vow. Štai tai mes vadiname tos bodhisattvos įžadų. My job on this world is to help this world. Mano darbas šiame pasaulyje yra padėti šiam pasauliui. This is not an idea. Tai nėra idėja, It's our true job. tai yra mūsų tikrasis darbas. Any other question? Ar yra dar klausimų? So what is incorrect sexual relationship? Correct sexual relationship? Incorrect. Incorrect. Kas yra tie neteisingi seksualiniai santykiai? Well, ask the other person. Paklausk kitos mens. Is this okay for you? Ar tau tai gerai? If it's okay, then it's okay. Jeigu sako gerai, tai yra gerai. That's all. Tik tiek. Is that enough? Ar užtenka? Okay. Okay.
kadangi aš taip ir nesupratau konkretaus patarimo, ką mums reikėtų daryti, jeigu atsirastų šešėlų armija. Because I don't understood correctly concrete and advise what to do if the Russian army appears here. Okay. Dar nebaigęs. Now it's yes, now Aš tai dėl to noriu paklausti, ką mokytas darytų toj situacijoje, jeigu tai atsitiktų dabar ir jisai būtų pas mus konkrečiai. Ir kažkas galbūt bėgtų kariauti, kažkas bėgtų iš šalies, tai o kaip jisai pasielgtų? And what would you do? Just say right now, this army is here, somebody goes out to fight, what would you do? Somebody runs, somebody Okay, fights. very smart question. Labai gudrus klausimas. There are two ways. Yra du keliai, du būdai. First of all, what is very powerful is our mind. Pirmas dalykas, kas yra labai galingas, yra mūsų protas. If you want to help this world, Jeigu nori padėti šiam pasauliui, then your mind light needs to shine. jeigu nori padėti šiam pasauliui, tavo proto šviesa turi šviesti. Then maybe you can inspire others. Tada galbūt tu gali įkvėpti kitus. If you see the Dalai Lama, Jeigu matai Dalai Lamą, no, it really inspires many people. jis įkvėpia daug žmonių. And that really has an impact on this world. Ir tai turi įtaką šiam pasauliui. Then there is a second way. Yra kitas kelias, Actually, there are three ways. iš tikrųjų tai trys yra keliai. So let's say the second way is to pick up a gun and shoot. Antrasis kelias būtų pasimti šautuvą ir šaudyti. A great Korean Zen master was once asked when there was a Japanese invasion to help the Korean army. Vienas didis korėjiečių zenmeistras jo buvo paprašyta, kai Japonų armija įsiveržė, kad jis padėtų Korėjos armijai. At that time, the monks, they learned all kinds of fighting techniques. Tuo metu vienuoliai mokėsi įvairių kovos menų technikų. So they were very disciplined. They had strong minds. Jie taip pat buvo labai disciplinuoti, turėjo labai stiprų protą. So the Korean king, they asked this Zen master, please make a monk army. Ir tada tas Korėjos valdovas, karalius paprašė, kad tas zenmeistras suburtų vienuolių armiją. And so then this Zen master, for a couple of hours he was thinking. Ir tas zenmeistras keletą valandų mąstė. Finally accepted. Ir priėmė tą pasiūlymą. And so this became a very famous story because the Koreans won. Ir tai tapo garsia istorija, nes tie korėjiečiai laimėjo. And so this monk army, they really made a decisive battle. Ta vienuolių armija nulėmė tą lemiamą mūšį. So sometimes it can be okay. Taigi kartais tai irgi gali būti okay. When the situation is really extreme. Kai situacija kažkokia ekstremali. In the old times, and nowadays we see in Africa, also in recent times, when there is a war, the worst things appear. Senais laikais ir dabartiniais laikais, kai dažnai matoma, kad kai yra karas, visokie bjauriausi dalykai pasirodo. So maybe sometimes there can be a situation where you start to fight. Taigi kartais galbūt gali būti situacija, kur tu pradedi eini kovoti. I cannot decide for the situation here because, I'm Flemish. Aš negaliu čia nuspręsti apie situaciją čia, nes aš esu flamandas. I have a lot of sympathy for your cause, but I would not take up the weapons for your cause. Aš daug turiu simpatijų tavo šitam jūsų reikalui, bet aš galbūt neimčiau ginklą ir neičiau kariauti už jūsų reikalą. So you have to decide for yourself finally. Galų gale turi nuspręsti pats savo galų gale. But then there is a third way. Bet yra dar trečiasis kelias. And very often that's very powerful. Ir labai dažnai tai yra labai galingas kelias. If you find a way to hit people's minds
Jeigu tu rasi būdą, kaip suduoti tam žmonių protui, then you can put a whole army down. tada gali visą armiją sustabdyti. Or let's say a whole political system will listen to you. Arba visa politinė sistema klausys tavęs. Probably you know this story about this black guy, I think it was in the 60s. Turbūt žinote tą istoriją apie juodaodį ir tai turbūt 60 metais kažkada buvo. Oh, well, I'm not so good in history. But anyway, it was maybe a little earlier. Galbūt šiek tiek Please anksčiau. correct me. Jeigu ką žinot, galėsit pataisyti. At that time, black people could not sit on places that were for the white people. Anuomet negalėjo judėjai sėdėti tose pačiose vietose, kur baltieji. Or maybe it was it a woman who had these problems also possible? Was it a woman? No? Yeah, I think it Was a woman. Okay. Rose. Rose? Okay, she was pregnant? I No? that's plenty of things. So, Tai Rose. istorija turbūt yra apie moterį, berods Bečešnik atsiminiau, kad jos vardas buvo Rose. So Rose, she was not in good condition, if I remember well. She wanted to sit on a place that was free. Ir jinai norėjo sėdėti vietoje, kuri buvo laisva. But they wouldn't allow her to do so. Bet jai nebuvo leidžiama tai daryti. So she started to argue, and finally they threw her from the bus. Ir ji pradėjo ginčytis ir galų gale buvo išmesta iš to autobuso, čia autobusai norėjo tiesiog atsisėsti, blogai jautėsi. And this made her so angry that she decided to never take that bus again, to go to her job. Ir ji buvo taip supykusi, kad nutarė niekados nebesėsti tą autobusą, kad vykti į savo darbą. So she started to do this walk. Ir ji ėmė eiti pėsčiomis tą maršrutą. And so this inspired other people, other black people, maybe also some white people, I don't know. Ir tai įkvėpė daugybę kitų juodaodžių, galbūt net ir kai kurių balsų. So more and more people started to refuse to take the bus. And they walked together. Ir vis daugiau žmonių atsisakė sėsti tą autobusą ir ėjo kartu. It's very difficult to fight against that. Labai sunku kovoti prieš tai. And everybody feels inside, this is this kind of Bruce Willis story. Visi jaučia, kad tai yra kažkas panašaus į tą Bruce'o Williso istoriją. Automatically, inside you have sympathy for this woman. Jūs turite, atsiranda simpatija tai moteriai. So this hits many people's minds. Tai sujudina daugelio žmonių protus. So this was one of the major events that changed a lot in American culture. Ir tai buvo vienas iš tų įvykių, kuris labai daug pakeitė Amerikos kultūroje. So you've got the choice. Taigi yra tas pasirinkimas. Either you go for the Dalai Lama way, Arba eini Dalai Lamos keliu, or for the monks' army way, arba vienuolių armijos keliu, or you do it like Rose. arba tos juodaodės Rose būtų. Many possibilities. Daugybė galimybių. But any kind of way you choose, it really needs to come from your guts. Bet kuris iš tų kelių pasirinktas turi eiti iš jūsų vidaus, iš jūsų guts, ne iš arno, bet iš jūsų centro, iš to centro. So therefore, for everybody in our life, having a strong center is very important. Ir ką bedarytume mūsų gyvenime, tas turėjimas stipraus centro yra labai svarbus. Otherwise you cannot do anything. Kitaip jūs negalite daryti nieko. If you have no strong center, you cannot believe in yourself. Jeigu neturite stipraus centro, negalite tikėti savimi. Always your thinking will take over. Visada tas jūsų mąstymas perims. Maybe you'll start checking, maybe I should do this. Oh no. Pradėsite tikrinti, gal aš taip turėčiau padaryti, o gal kitaip, o gal dar kaip And you nors. start hesitating, I don't know anymore. Pradėsite abejoti ir galų gale sakysite, aš nežinau, ką daryti. Finally you decide to look at television. Ir galų gale nutarsite žiūrėti televizorių. So if you want to do something in your life, Jeigu kažką norite padaryti savo gyvenime, you must really do it. turite iš tiesų padaryti. Therefore,
your energy should go in your center. Dėl to ta energija turi eiti į centrą. If your energy is here, then only confused thinking. Jeigu energija yra čia, čia galvoje, tai tik tai tas sumišęs mąstymas. If your energy is here, Jeigu energija čia many people krūtinėje, are completely blocked. kai kurie žmonės čia yra visiškai blokuoti, net kvėpuoti su Many emotions. daugybė emocijų čia. Also, you cannot do so much. Irgi nelabai daug ką galite padaryti. But if your energy is in your center, Bet jeigu energija ten yra centre, pilvo pačioj, then your thinking becomes wisdom, tada jūsų mąstymas tampa išmintimi, your feelings become compassion. o jūsų jausmai tampa atjauta. And then, in any situation, you know what to do. Tada bet kokioje situacijoje jūs žinote, ką daryti. That's really our Zen practice. Tai yra tik iš tiesų mūsų ta Zen praktika. First, become clear, Pirmiausia, tapk aiškiu, don't know, nežinau, then just do it. o tada tik daryk tai. So at first you don't really know how to do it. You know, you still say, I feel this voice inside, but I feel these emotions and all this thinking, and then you start hesitating. Iš pradžių nežinai, kaip lyg daryti. Jauti tą viduje kažkas, kad yra, bet tos emocijos ir tos mąstymas ir taip, tada kažkaip viskas neaišku. But then you try, and you try. Tada bet tu, kad darai, bandai. So then you know, I only want to help. Ir tada žinai, aš noriu tik tai padėti. So I listen to my center, what should I do? Tada aš klausau savo centro, ką aš turėčiau daryti, How can I help? kaip galėčiau padėti. Then something appears, just do it. Tada kažkas atsiranda ir tada tik daryk tai. Then little by little you start to see your own works. Ir tada po truputį pradedi matyti, tai veikia. Then you get more and more confidence Tada in your center. vis daugiau atsiranda pasitikėjimo to centru. Then if thinking appears, you already see, okay, only thinking, just do it. Ir tada jeigu mąstymas kažkoks atsiranda, tada greit pamatai tai ir sakai, čia tik mąstymas, tiesiog darau. So then you learn not to rely on thinking, not to rely on emotions. Tada išmoksti nepasikliauti to mąstymu arba emocijom. Just based on intuition. Tiesiog ta intuicija. How can I help? Kaip galiu padėti. Okay. Aš turiu klausimą. Aš kartais vis pagalvoju, kaip susiderina, pavyzdžiui, Zen filosofija ir rudimentuoti su apskritai psichologijos mokslu. Nes psichologija tarsi sako, kad turi išgyventi visus tuos jausmus, kad išsilaisvintum. Good question about how Zen is related to psychology, because psychology says that you should accept all these feelings and live them, let them be, and let's say let them go out when it's time, but it's different approach. Yes. So how it connects, how it combines the question. Yeah. Ar visi girdės klausimą? So psychology is great. Psichologija yra puiku. Nowadays, a good therapist can really help you. Šiais laikais geras terapeutas tikrai gali padėti. So doing some psychotherapy is a very good idea. Taigi darytis kažkokią psichoterapiją yra gera idėja. So I would advise to do it. If you have some problem, you think that a psychotherapist could help, then go for it. Ir jeigu iš tikrųjų yra problemų, kur psichoterapeutas gali padėti, tada tą ir daryk. Of course, even then, when this is finished, this therapy, then still you have emotions. Bet kai ta terapija ir pasibaigs, tad vis tiek yra tos emocijos. Then, you don't have to push those emotions away. Tai yra, kad neturi tų emocijų bandyti nustumti šalin. You don't have to run after it. Arba bėgti paskui tas emocijas. But how can you use your emotions? Bet kaip gali panaudoti tas emocijas? For yourself and for others. Sau ir kitiems. So you really have to listen. Tai iš tikrųjų turi klausytis. So our way is to really look inside.
what is it that makes this emotion? Mūsų kelias tai iš tikrųjų yra žiūrėti giliai, kas yra tai, kas sukelia šitą emociją. So for example, are you thinking about specific emotions or some situation? Ar klausimas buvo apie kažkokią specifinę emociją ar konkrečią situaciją? Aš tiesiog abstrakčiai pagalvoju, kad yra siūloma, pavyzdžiui, gydytis, tarkim, vaikystės kažkokius neigiamus išgyvenimus. Tarsi psichoterapija yra nukreipta į, kad vėl iš naujo tai išgyventum ir tarsi nesveikina, tai yra jau visam kurą. It's like abstract question, more general question, that it's like psychotherapy offers some processes like you go into your childhood, live again with all these emotions. So the question was like, is it same as Zen approach or not? Yeah, no, we do it differently. Tai mes darome kitaip. Many people who do Zen practice go for psychotherapy Daug žmonių, kurie užsima at some point in their life. Zen praktiką, jie eina ir dažnai ir pas psichoterapeutą kažkurio savo gyvenimo etape, kažkuriame etape. Often, very quickly, it can give very good and amazing results. Nes kartais tai labai greitai gali duoti gerą rezultatą. But only to some points. Bet tik iki tam tikro laipsnio. You cannot resolve the question of suffering only with psychotherapy. Negali spręsti to kentėjimo klausimo vien tik su psichoterapijos pagalba. If you have digested all your childhood, you will still have some suffering in your life. Net jeigu visą vaikystę ten suvirškinsi, pereisi vėl iš naujo, vis tiek bus kentėjimas tavo gyvenime. But what is it that is suffering? Bet kas tai yra, kas kenčia? So I ask you, you already have had some suffering in your life. Taigi jau klausiu tavęs, jau turėjai turbūt kentėjimo savo gyvenime. So you had very strong emotions maybe. Galbūt labai stiprių emocijų. So a lot of feelings. Daug jausmų, A lot of suffering. daug kentėjimo. But what is it that had all those feelings? Bet kas yra tai, kas turėjo tos visus jausmus? Tell me. Pasakykime. Okay, good. Gerai. Okay, if you really look deeply inside, you only get to that point. Ir jeigu iš tikrųjų giliai žiūrėsi vidun, tai prieisi būtent prie to taško. If this becomes really clear, Jeigu tai iš tikrųjų taps labai aišku, this point, šitas punktas, you don't find anything. nerasi nieko. But this point has no suffering. Bet šitas momentas neturi kentėjimo. In this point, there is no death, Šiame momente nėra there is no life, nei gyvenimo, nei mirties. there are no emotions. Nėra emocijų It cannot be touched, ir jis iš viso negali būti paliestas, it cannot be destructed. negali būti sunaikintas. If you really get to this point, Jeigu tu iš tikrųjų ateini iki to taško, then still, if there are emotions, no problem. tada net jeigu yra tos emocijos, nėra problemos. One day I was fighting with my wife. Vieną dieną aš pykausi su savo žmona. It happens. Tai atsitinka. After many years, still. Po daugybės gyvenimo kartu vis tos kovų atsiranda. So, but this was a little bit difficult fight for me. Bet šį kartą tai buvo toks sunkoka I kova. really felt, here I'm really in danger. You know? I really have to be careful. Aš jaučiausi, kad aš tikrai pavojingoje situacijoje ir turiu būti labai atsargus. So, at first, when we were starting to have this fight, I felt all this, like it was like arrows hitting me. Kai pirmiausia, kai prasidėjo tas barnis, aš jaučiausi, lyg tai strėlės į mane pataiko. You know how that feels, right? Žinai, kaip tai jaučiasi, ne? And, starts to get tense. Tada tampi įsitempęs ir visą tai. But then I thought, I have to be careful. Okay, I will really try now Zen way. Bet aš tada pasakiau, kad aš turiu būti labai atsargus ir tikrai turiu daryti tai Zen keliu. So that means completely put it down.
Tai reiškia, jeigu visiškai padėti į šalį, put down all your ideas, padėti į šalį visas savo idėjas, all your thinking, all your emotions. visą savo mąstymą, visas emocijas. So, and I only was thinking, how can I help this situation? Ir aš tik tai mąsčiau apie tai, kaip padėti šiai situacijai. How can we get out of this? Kaip mes galime išeiti iš tos situacijos. So I already knew from before, if I just run away, then my wife is not happy. Aš žinau iš praeities, bet nes jeigu aš tik pabėgsiu, žmona nebus laiminga. So I still had to engage in this, kind of fight. Taigi aš turėjau dalyvauti tame barnyje. But I was not fighting anymore. Bet aš daugiau nebesikovau. I only had this question, what can I do? Aš tik turėjau tą klausimą, ką galėčiau padaryti. And at that time, there were no errors anymore. So still, these words were coming to me, but I didn't feel anything. Ir tada jau nebebuvo tų strėlių, dar vis tie žodžiai mane skriejo, bet nebuvo jokio tada jau poveikio. It's only words. Tai vien tik žodžiai. These are not real arrows. Tai nėra realios strėlės. What can be touched? Ką jie gali padaryti. So, and then suddenly something came up in my mind. Ir tada staiga kažkas atėjo man į galvą. Something from my childhood. Kažkas iš mano vaikystės. And then suddenly my wife got interested. Ir staiga žmona tuos lyg susidomėjo. And it completely changed her mind. Ir tai pakeitė jos protą. And this completely changed the situation. Ir visiškai pakeitė situaciją. But so if you really look inside, what is it that is suffering? Jeigu iš tikrųjų žiūrėsite giliai, kas viduje, kas yra tas, kas kenčia, there is nothing. Nėra nieko. So if you don't defend that, ir jeigu tu to nebandysis apsaugoti, nes ten yra nieko, then nothing. Tada nieko. Suffering does not appear. Tada kentėjimas neatsiranda. So that's how we deal with emotions in Zen. Taigi štai taip mes elgiamės su emocijomis Zene. Okay. Master, I'd like to step forward with a question. So I'd like to draw a comparison between Christianity and Buddhism. One famous Christian philosopher, Thomas Aquinas, developed a theory of conscience, and which is actually self-knowledge, that inner knowledge inside you to distinguish what is good and what is wrong, which is even in Latin called ipsissima vox Dei, the own voice of God. So what you have said, half an hour ago, about Buddhist understanding of inner knowledge, and I see some similarities between the Christian theory of conscience and the inner knowledge, like you have told. Yeah. So I would like to just find out whether you see similarities between these Christian understanding and Buddhist understanding of inner knowledge. Okay. So you understand. Maybe Lithuanian? Ir taip, aš Trumpai tiesiog, lietuviškai. kad pastebėjau, kad Tomo Akviniečio sampratais krikščionių sąžinė samprata praktiškai pagrindė, kad tai vidinis Dievo balsas, kuris pasako, kas yra gera, kas yra bloga. Tai aš pastebėjau, kad labai panašiai, kaip pasakė mokytojas, kad budistai irgi turi tą panašią kažkokią vidinį tą žinojimą, kas yra gera, kas yra bloga. Tai aš manau, kad nemato panašumo čia tarp šitos krikščionių ir budistų sampratos. So you already understand Thomas from Aquinas, I believe. Thomas, yes. Taigi tu jau supranti Tomą Akvinietį. So you understand something about Buddhism. Ir taip pat kažką supranti apie budizmą. Does this understanding help your life? Ar tas supratimas padeda tavo gyvenimui? About Daily life, does that help you? yes, it helps me. Kasdieniame gyvenime padeda, tai atsako taip labai. Never situation, actually.
Yeah? How does it help you? Kiekvienoje situacijoje padeda. Yes, it like helps me to find out what I should do in every particular situation. When it comes like in this particular moment, an idea appeared to me to ask you this question. So, and I did it because it seemed to be a good idea to find out. So in this situation, I thought that this question will be good to know, to find a better connection between religions, between Christianity and Yeah. Buddhism. Yeah. So, Yeah, so of course there is only one reality. Iš tikrųjų, yra tik viena realybė. So in Christians, Buddhists, all finally, Islam, any kind of religion, any kind of actually human experience points to the same human experience. Ir krikščionybė, ar budizmas, ar islamas, galų gale visi rodo į tą pačią patirtį. Now, something specific about Buddhism is that the basic idea comes from the fact that everything is changing. Kažkas specifinio apie budizmą yra tai ta bazinė idėja, kad viskas keičiasi. So everything is impermanent. Viskas yra laikina. Everything that is put together Viskas, kas kartu yra sujungiama, finally will disappear. galų gale vėl suyra. So if you look deeply in your mind, then you see that, it's also things that are working together. Ideas, concepts, perceptions, all these things are coming together. Ir taip pat, jeigu pažiūrėsite į savo protą, ten irgi kažkas susiformuoja, idėjos, koncepcijos ir kažkoks atsiranda dariniai idėjų. But if you look very deeply, you don't find anything that stands on itself. Bet jeigu žiūrėsi dar giliau, nerandi nieko, kas būtų, galėtų savaime egzistuoti. So because everything is always changing, you can never find something that is there forever. Kadangi viskas keičiasi, tai negali rasti kažko vieno dalyko, kuris ten būtų visam laikui. My individual thing cannot be forever. Mano individualus tas daiktas ar dalykas negali būti visams laikams. Whatever I can find, it must be made of something. Ką aš berasčiau, tai turi iš kažko būti padaryta. So therefore, it will always change. Ir dėl to tai visą laiką pasikeis. So, because of that reason, I have no self that is there forever. Dėl tos priežasties aš neturiu taip pat ir jokios savo to aš, kuris būtų ten visiems laikams. I'm not the same as when I was 7 years old. Aš nesu toks pat, kaip buvau 7 metų amžiaus. I'm not completely different, but I'm not the same. Aš nesu visiškai skirtingas, bet nesu ir toks pat. So then, if something will go to the next life, maybe. Ir jeigu kažkas eis į kitą gyvenimą, galbūt. It will just continue. It's always changing. Tai kažkas ten tęsis, nes viskas keičiasi. So, there is nothing permanent forever. There is no self. Taigi nėra nieko nuolatinio visiems laikams, nėra jokio to aš. If there is no self, there is no mine. Jeigu nėra to aš, nėra ir mano. There is no outside and inside. Nėra išorės ir vidaus. If there is no outside and inside, Jeigu nėra išorės ir vidaus, then what is happening here right now? Am I sitting here and you are sitting there? kas vyksta dabar, aš sėdžiu čia, jūs sėdite ten. Then actually, somehow we're all one. This is all one. Tai iš tiesų tada viskas yra viena, visa tai, kas čia yra viena. So if you attain this point, we call that enlightenment. Jeigu tą pasieki tašką, tai yra vadinama nušvitimu.
So in Buddhist circles, sometimes you meet somebody. I attained enlightenment. Budistiniuose sluoksniuose gali kartais kažką sutikti, kas sakys, o aš pasiekiau nušvitimą. But very often they attained it before they started doing meditation. Bet dažnai jie tai pasiekia net prieš tai, kai pradėjo meditaciją. So this kind of experience where there is no more inside and outside, it's not everybody has it, but quite a lot of people have it once in their life. Ta tokia patirtis, kad nėra išorės ir vidaus, ne visi žmonės turi tą patirtį, bet daug žmonių tą kartą apie gyvenimą patiria. But usually, they don't talk so much about it because it's this experience. You cannot say anything about it. Bet jie dažnai nieko apie tai nekalba, nes apie tą patirtį nelabai gali daug pasakyti. How can you explain? There is no far and there is no near, because far from there, near from there. Kaip tu gali paaiškinti, kad nėra nei toli, nei arti, nes tada toli nuo ko, arti nuo ko, nebėra to. So this kind of experience is where this non-self points to. Ir ta patirtis yra tai, kur rodo tas nesavasties patirtis rodo. So then, if there is no difference between me and you, Taigi, jeigu nėra skirtumo tarp manęs ir tavęs, then how can I give something to you? tada kaip aš galiu tau kažką duoti? How can you take something from me? Kaip galite iš manęs kažką paimti? How can I win anything? Kaip aš galiu laimėti kažką? How can I lose anything? Arba pralaimėti? Why would I give up my life for you? Kodėl aš atiduočiau savo gyvenimą jums? Just moment by moment, what is correct? How can I help? Tiesiog momentas po momento, kas yra teisinga ir kaip aš galiu padėti. Maybe, I'm very tired, then I go to sleep. Galbūt aš labai pavargęs ir eisiu miegoti. You know that you've got a lot of work, but you have to go to sleep. Just go to sleep. Galbūt yra daug darbo, bet reikia eiti miegoti, tada einu miegoti. So you take care of yourself. Pasirūpini savimi. Because, if you don't take care of yourself, how can you be there for the others? Jeigu tu nepasirūpini savim, tai kaip galėsi būti tada ten kitų labui. And then if somebody needs something, why wouldn't you give it? Anyway, you don't lose anything. Ir jeigu kažkas kažko nori, kodėlgi jam to neduoti, nes tu vis tiek nieko neprarandi. So at this point there is no losing, no winning. So Šiame taške nėra to nei pralaimėjimo, nei laimėjimo. no giving, no taking. Nei davimo, nei priėmimo. You just do it. Tiesiog darai tai. So this is the concept of non-self in Buddhism. Tai yra tas nesavasties principos budizme, koncepcija. Does this help a little bit? Ar tai kažkiek padeda? Ar tas... Yes, Lars, thank you for... Okay. Good. One practical question. Tarkim, pratybose dažnai yra sakoma, kad mintis yra kaip, sakysim, traukinys arba debesis ir tu tarsi kvėpuoji ir matai, kaip jos eina pro šalį ir neužkliūna. In practice we often say that thoughts are like clouds or like train, you just breathing and you just don't touch them. Ir tada yra sakoma, kad tarsi, kaip tu sakai, tu nevyki į tą minčių traukinį, kuris atvažiuoja. So you don't go into that train which comes. Bet mano praktikai dažniausiai būna ne taip, ta prasme, kad tu stebi savo kvėpavimą ir tu jau traukini. Nėra jokio, kad aš įlipsiu, ar nelipsiu, bet aš jau ten. Tik tai aš žinau, kad iš jo jau, sakysim, grįžtu vėl kvėpavimą. Ir čia yra praktikos kažkokios tai klausimas, ar tai, kad turiu. Kuria
prasme praktikos klausimas, ar Aš galvoju, kad daugiau praktikuojant tas turėtų pasikeisti. Nes aš niekada tokio momento, kada aš atsiduriu tose mintyse, aš jo nematau. Tai tiesiog jau. So this question is that he never feels this moment when he feels his breath, and then already in that train. He does not like go into that train, but just breathing, doing the practice, but suddenly already in the train. So the question was, is it something, differently should be done, and with the practice, will it come sometime that it will be not like this, that he will see when he goes into that train? Yeah, the point is to really hit this reality, to hit our world of duality. Esmė yra iš tikrųjų, sukrėsti tą mūsų pasaulį dualumo. Yeah, so actually this means to go beyond. Tai reiškia iš tiesų eiti anapus to. So really to get to this point. Iš tikrųjų ateiti iki šito taško. So maybe you're thinking, but the point is just 1 second of going beyond. Galbūt tu mastai, bet esmė yra tas, gal tik 1 sekundė, bet nuėjimo anapus to mąstymą. So if you pay too much attention to the trains and to the clouds, Jeigu skiri per daug dėmesio tiems traukiniams arba debesims minčių, then you always keep something. So you keep some attention for the clouds. tada tu skiri dėmesio tiems debesims. So that's your mind clings to something. Your mind takes something. Ir tada tas protas ten kažką pagriebia, prie kažko prisikabina. It's like, always just keeping just one line. I have to take care, I have to watch out for my thoughts, for my thinking. Tai lyg tai laikytis tos įsikabinus vienos tos rankenos, kad aš turiu stebėti, būti atidus apie savo mintis. So you have to leave any concern about thinking, you just have to drop it. Tu turi palikti tą bet kokį susirūpinimą tomis mintimis, tiesiog mesti šalin tą. So you have to forget all your concern about meditation. Turi pamiršti visą tą savo susirūpinimą tą meditaciją. So from your question, it appears that you want to do good meditation. Iš tavo klausimo atrodytų, kad tu nori padaryti gerą meditaciją. Okay, so you keep some idea. Laikai kažkokią idėją, kokia jį turėtų So būti. as long as you have this idea, I'm doing meditation, Ir tol already it appears. laikai tą idėją, kad aš darau tą teisingą meditaciją, tai jau iš karto jau atsiranda. So that's the reason why often people who have this experience I told before is before they start meditation. Ir dėl to dažnai yra, kad žmonės, kurie turėjo tą patyrimą, tą vienovės patyrimą, apie kurį kalbėjau anksčiau, jie turėjo prieš pradėdami meditaciją. They do meditation, but they don't know it. Jie daro meditaciją, bet jie nežino, kad jie tą daro. Sometimes their mind is hit by something. Kartais tiesiog, tad jie formaliai jokios meditacijos nedarė, bet kažkas trinktelėjo į tą protą ir buvo ta patirtis. So sometimes I use this mantra. Kartais aš naudoju šitokią mantrą. Don't meditate, don't meditate. Nemedituok. No, you have to be very careful to not do meditation. Turi būti labai atidus, kad nedaryti tos meditacijos. So in our tradition we use don't know. Mūsų tradicijoje mes naudojame tą nežinau. So what am I? Don't know. Kas aš esu, nežinau. Because if I look at something, for example, I look at this glass, automatically I look at this glass. Nes jeigu aš žiūriu kažką, pavyzdžiui, šitą stiklinę, tai iš karto automatiškai atsiranda, kad aš žiūriu į tą stiklinę. So this is outside, this is inside. Ten yra išorė, o čia yra vidus. So I have the impression that I'm behind my eyes. Ir tada aš turiu tokį įspūdį, kad aš esu ten iš karto už mano akių. But
when I try to find out what am I, Bet kai aš bandau atrasti, kas yra tas aš, it's like a mirror that tries to see itself. tai kaip veidrodis bandantis matyti save. So this mirror cannot find inside, outside. No, it's impossible. Tas veidrodis negali atrasti to išorės o išorės vidaus, tai neįmanoma. Like your eyes cannot see your eyes. Taip pat kaip jūsų akis negali matyti jūsų pačių akių. So that's our technique. What am I? Don't know. Todėl yra ta mūsų technika, kas aš esu, nežinau. If you don't know is really complete, Ir jeigu tas nežinau iš tikrųjų yra išbaigtas, then suddenly something changes and no inside, no outside. ir tada staiga kažkas pasikeičia ir nebėra to išorės ir vidaus. But as I said, no, if you do it many times, it becomes a technique. Bet jeigu tu tą darai daugybę kartų, tai tampa technika. Then you want to do it in a good way. Many ideas about good meditation. Ir tada nori padaryti gerai tą meditaciją ir atsiranda daug idėjų apie tą, kokia ta gera meditacija turėtų būti. So therefore, I keep this mantra. Todėl aš laikau tą mantrą, Be careful, be careful, be careful, be careful. Nemedituok, būk atsargus. So be careful not to meditate. Būk atsargus nemedituoti. Then I keep somewhere this question behind in my mind. What am I? Ir tada tuo pačiu laikau tą klausimą kažkur ten proto užkulisiuose, kas aš esu. It's like, very, very, very small question. Toks mažas klausimas. Then if you're really very careful, then you only have this and then this small question. Jeigu tu esi labai atsargus, tada turi tiesiog tai, ką turi ir tą ten nediduką klausimą. Then this small question suddenly becomes, you get interested. What am I? Tada tas klausimas kažkurio momentu lyg susidėmė, kas aš esu. So then that is sincerity. Tada yra tas nuoširdumas. Yeah, true question. What am I? Tikras tas klausimas, kas aš esu. And then little by little, something starts functioning. Ir tada truputį po truputį kažkas pradeda funkcionuoti. So maybe you can try not to meditate. Taigi gal tau reikėtų pabandyti nemedituoti. Okay. I don't know, maybe I understood something incorrectly, but correct me if I'm wrong. You mentioned that some people experience feeling of unification before they practice, yes? And I heard that you mentioned it is like enlightenment, yes? So I want to ask, what is enlightenment according to Zen tradition? Is it that experience of unification or something else? Aš pasakysiu trumpai, kad klausimas buvo, ar vis tik tas, ką vadiname dzene nušvitimu, ar tą patirtį vienio, ar kažką kitką. So what color is this stick? Kokios spalvos yra šita lazda? Čia klausimas. Brown. Okay. Was that inside or outside? Ar tai buvo viduje ar išorėje? Brown. Rudas viduje ar išorėje? It's just brown. Tai tiesiog rudas. So the things are just like that. Dalykai yra būtent štai taip, tokie. There is nothing more. Nėra nieko daugiau. As long as you expect to find something, tol kol bandai kažką atrasti, and already you make separation, jau sukuri tą atskyrimą. There is something else that I need to find. Yra kažkas kita, ką aš turėčiau surasti. But there is nothing else to find. Bet nėra nieko, ką reikėtų surasti. It's only this, our view is upside down. Tiesiog tas mūsų požiūris turi apsiversti aukštyn kojom. So if you don't make I, jeigu nesukuri to aš, then the stick is brown. Tada lazda yra ruda. Okay, that's all. Nothing special. Nieko specialaus. But if you attain it, then you can really use this.
Bet jeigu tai iš tiesų pasieki, tada gali tą panaudoti. The important point is not what is enlightenment, but the important point is how do I use it? What's the job of enlightenment? Ir svarbus momentas nėra tas nušvitimas, bet kaip aš jį panaudoju, tą nušvitimą. And that is how can I help you? O tai yra, kaip galiu tau padėti. That's all. Tik tiek. I want to ask how not to make special human relationships. Aš noriu paklausti, kaip nesureikšminti žmonių santykių, for example, between men and women. Between men and women, okay. Yes, because it seems that I can sense that theoretically I can know that the truth is the number one priority, but somehow in the sensual level it seems that kind of this relationship has the highest priority. So, men and woman is samsara. Taigi, vyras ir moteris yra samsara. Samsara is impossible to fix. Samsaros neįmanoma pataisyti. But, as I told you, when I was fighting with my wife, Bet kaip sakiau, kai aš kovojau su savo žmona, there is a way. buvo tas kelias. But you really have to try. Bet iš tikrųjų turi tą padaryti. Just try. Tikrai pabandyti stipriai. So, 7 times fall down, 8 times stand up. 7 kartus nukrenti, 8 kartus atsistoji. That's how you do it. That's what I try, at least. Taip, tą turi bandyti. Yeah. Are you still trying? Sure. I will always have to try. Maybe I understood it will be different your question. Okay. If not, then I have this question, yes? Okay. I understood that question was how to put practice priority but not relationship with somebody priority, or how to make practice priority and not sex priority. Is it correct? No? But he answered You answered. the same question. Little bit, I don't know, little bit different. Yeah, well, it's actually that's indeed a little different the way I would answer that point. For me, that was difficult for a long time because for me, practice is very important. Man tai buvo sunku ilgą laiką, nes man praktika iš tiesų yra labai svarbu. But you know, a way of practicing, a real practicing life and family life, it's like like whatever that takes a lot of priority in life, then sometimes priorities they don't go together so well. Jam praktika buvo svarbi, bet kai šeiminis tas gyvenimas dažnai tos įmamas ant kitos svarstyklių lėkštės, tai ne visada tie prioritetai sutampa. So I tried to get both at the same time. Bandžiau tos abu turėti vienu metu. Like kind of the middle way. Kažkokį galbūt vidurinį kelią. So when my wife was complaining too much, I would say, okay, I will do a bit more for my family. But then, I felt inside that, I don't do enough, so I started to do more. So that's kind of the middle way between two extremes, right? Tai kai žmona pradėdavo per daug skūstis, tai tada daugiau dėmesio šeimai, bet po kurio laiko tada vėl lyg tai daugiau norisi praktikos. So that was hard work for me. Tai buvo sunkus darbas man. I couldn't get out of it. Negalėjau iš to išsiveržti. And then at some point, my wife is very strong. Bet kažkurio momentu jo žmona yra labai stipri. But I also had a strong point. Bet ir jis taip pat turi stiprų. So finally we said, okay, we divorce. It's not possible, we divorce. Tada jie nutarė, kad viskas skiriamės, neįmanoma. So, I live on top of our house is a Zen center. Aš gyvenu taip, kad mūsų
viršutiniam namo viršuje yra Zen centras. So I thought, no problem. I move up, you know. Pagalvojau, kad nebus problemų tiesiog. I can still see the children. Pasikelia aukščiau. Vaikus vis tiek galės matyti. No, it will be fine, you know. Viskas bus gerai. And then my wife says, okay, but the children, they will never come if there is the Zen center here. Bet tada žmona pasakė, vaikai niekados neteis, jeigu čia bus tas Zen centras. But because there is already somebody else living there too. Nes dar ten kažkas irgi gyvena tuo pat metu. So you don't have real privacy. Nes ten nėra to privatumo. So then I said, oh, okay. And I said, okay, I close the Zen center. Tada pasakė mokytojas, gerai, aš tada uždarau Zen centrą. Then my wife was really surprised. Tada iš tikrųjų buvo nustebęs. Because you know, Zen is really everything in my life. Nes jis žinojo, kad viskas jo gyvenime Zenas yra kaip ir viskas. And she thought, oh, maybe he loves his family. Ir tada jį pagalvojo, gal jis iš tikrųjų myli savo šeimą. But you know, I was also surprised. Bet tada jis irgi buvo nustebęs. Oh, it's possible to live without a Zen center? Buvo nustebęs, kad įmanoma gyventi be Zen centro. I said, yeah, it's possible. So then, you know, after maybe 15 minutes, we said, okay, we divorced, but, you know, let's hold each other. Ir tada mes nutarėm po 15 minučių, kad taip mes skiriamės, bet gal mes apsikabinam ir pabūnam. We said, you know, it's a strong decision. We do it. We divorce. Mes nutarėm taip, tai stiprus sprendimas, mes skiriamės. Already we didn't believe it anymore. Bet mes jau to kaip ir nebetikėjome. So then I dropped this idea about, somehow something changed in my mind, really. Ir tada kažkas pasikeitė protį ir numečiau tą idėją. You know, about combining practicing life and family life, like two contradictions. Apie tai, kad tą sujungti, bandyti apjungti tą šeimos ir praktikos gyvenimą kaip du priešingumus. So now, when there is something with my family, I don't go to practice. Ir dabar, kai yra kažkas, šeimos kažkokie reikalai, aš neinu į praktiką. Also before, I didn't go to practice. Ir anksčiau aš neidavau į praktiką tokiais. But the difference is that now I don't mind anymore, not going to practice. Bet skirtumas yra tas, kad dabar aš nesuku savo galvos dėl to, kad aš neinu į tą praktiką, yra kažką šeimoje daryti. So as long as you hold some idea, ir tol, kol laikai kažkokią idėją, and as I said, you know, it's in samsara, you cannot solve it. ir tai yra ta samsara, negali jos pataisyti. You drop the idea, Bet kai numeti tą idėją, just moment by moment. tada momentas po momento, And then again, as I said, 7 times fall down, 8 times stand up. ir tada jau vėl, kaip sakė, 7 kartus nukristi, 8 kartus atsikelti. But then it becomes a bit different anyway. Bet tai jau vis tiek tampa kažkiek skirtingų dalykų. And, you know, falling down is no problem. Nukristi nėra problema. Again and again fall down, no problem. Ir vėl nukristi nėra problema. That's the nature of man and woman. Tai yra ta prigimtis vyro ir moters santykių. But 8 times we go for love. Bet 8 kartus mes vėl grįžtam prie meilės. So then, you know, you can just take both. Tada galima likti prie abiejų. You accept love and nirvana of love. Tu priimi meilę ir tą meilės nirvaną. And you accept samsara of love. Ir taip pat priimi tą samsarą, meilės samsarą. And when nirvana love, samsara love come together, Nirvana meilė ir samsaros meilė susijungia kartu. then you stop fighting in your mind. Tada nustoji kovoti savo protę. Then nirvana and samsara become one. Tada nirvana ir samsara tampa vienu. Just now, Tik what dabar, do I do? ką darau? Tik tiek. That's how I try. Tai ką aš bandau padaryti. Okay. Still maybe last question, or last 2 questions. Last 2 questions. In fact, I have 2 questions already. So first question would be, what is Zen? Is it really a simple practice or a really discipline of the willpower? And the second question will be, if the enlightenment is achieved without the sitting meditation, why do we practice it?
So, yeah, about willpower. Apie valios tą jėgą. When you do a lot of practice, then your willpower becomes very strong. Kai darai daug praktikos, tada ta valios jėga tampa labai stipri. But this kind of willpower is not like regular willpower. Bet ta valios jėga nėra ta tokia įprastinė valios jėga. So regular willpower is, I want to do this. Įprastinė valios jėga yra ta, kad aš noriu tai padaryti. Yes, I can. Taip aš galiu. So this is related to I. Tai yra susijęs su tuo aš. And so that way, you know, sometimes you find those people which seems to be very strong. Ir kartais gali sutikti žmonių, kurie atrodo labai stiprus. In Belgium, there was an entrepreneur, so a businessman. Belgijoje buvo toks verslininkas, So a very strong man. labai stiprus žmogus. But then he lost his business. Bet tada prarado savo verslą. And then he couldn't believe in himself anymore. Ir tada jis jau nebegalėjo savim tikėti. All his strength was gone. Visa jo stiprybė dingo. Then he did suicide. Ir tada jis nusižudė. But so the willpower that comes from practice, Bet ta valios jėga, kuri ateina iš it's praktikos, different. jinai yra skirtinga. It's only, what can I do? Jinai yra tik tai, ką aš galiu padaryti, How can I help? kaip galiu padėti. If you're really touched by the suffering of this world, Jeigu tave iš tiesų paliečia šio pasaulio kentėjimas, if you're really touched by the current situation of our world, jeigu tave iš tikrųjų liečia, paveikia tą situaciją mūsų pasaulio, then you say, it cannot be true. tada tu sakai, taip net, You negali need būti. to do something about it. Reikia kažką su to daryti. This gives you a lot of power. Tai duoda daug jėgos. So then, you know, you just put down all your ideas about yourself. Tada tu padedi į šalį visas tas idėjas apie save, Then you don't have this problem of this businessman anymore. tada neturi tų problemų kaip tas verslininkas. And you just do it. Tada tu tiesiog tik darai tai. Okay? So that's a bit different. Tai yra truputį skirtingos valios jėgos. Then your second question, Antras. if you don't need, if you usually enlightenment is done without outside meditation, then why do you do meditation? Jeigu nušvitimas buvo minėta, kad žmonių daug yra, kurie dar prieš medituodami jau patyrė tą vienį jausmą, tą nušvitimą, kam iš vis tą meditaciją. Did you attain enlightenment now? Ar pasiekė nušvitimą dabar? Actually, now, no. Okay. Dabar dar ne. Then try meditation. Tada daryk meditaciją. Bandyk meditaciją tada. You also had a question? No? Kažkas dar turi? Ar geriau angliškai ar Kaip patogiau, lietuviškai galima. Vis tiek visiems reikia kalbėti. aš matau labai daug žmonių tiesiog, kurie nemėgsta savo darbų, nekenčia kiekvieną dieną keltis ir aš norėjau sužinoti, kaip suprasti, koks yra tavo pašaukimas, ką tu turi daryti gyvenime, nes mane tas dalykas labai gąsdina, kad aš pradirbti turėsiu kažkokį darbą, nemylėdama jo visą gyvenimą. The question is, I see many people around who hate their jobs, and they still go, they do, but they hate their jobs. And the question is, how to find your true vocation, that is, then your job would not be suffering for you, but you enjoy your job. Then. Yeah, so you really need to know, what do I really want? Tai turi žinoti iš tiesų, ko aš iš tikrųjų noriu. Bet jeigu nežinai, kaip But if you don't know, this I like a little bit, this I like a little bit, you know, it's like you hesitating and you don't know exactly. Okay, then, you know, just pick one. Tada įsirink vieną. Just do it. Ir daryk tą. Okay? O tada pasirinksiu tau kitą kažką. Then I will miss this other which was Yeah, but maybe, you know, you will also meet interesting people, but the main point is, you know, for yourself, if you really do it, then you don't have a problem with thinking about like and dislike.
Ir jeigu galbūt sutiksi įdomių žmonių, tai tas bus įdomu, ką darai, bet esmė, kad jeigu tu iš tikrųjų darai, tai tada nėra to aš patinka, nepatinka proto. So this like and dislike mind is very, very, very strong. Tas patinka, nepatinka protas yra labai labai stiprus. So the problem is not the job. Problema ne darbas yra. The problem is really this mind. Yeah, my Yra mom tas says protas. My mother says so. Mama taip irgi sako. So you really have to take care of your mind. Taigi iš tikrųjų reikia pasirūpinti to protu. And then you need to decide, is this important for me, my mind, yes or no? Tada turiu nuspręsti, ar man tas mano protas yra svarbus ar ne. How much time do you spend in the bathroom? Kiek laiko praleidi vonioje? Every day? Yeah. I don't know. Okay. It depends. Depends. But sometime. Bet kažkokį laiką vis tiek tenka tenai praleisti kasdien. How much time do you give your body food? Kiek laiko skiri, kad duoti maisto kūnui? Sometimes. Yeah, also. Kažkiek laiko irgi skiri. So if you already put all this together, you really take a lot of time for your body. Jeigu kartu tą sudėjus, paaiškės, kad daug laiko skiri savo kūnui. So please keep doing so. Taigi tą ir daryk. But also take care of your mind. Bet taip pat pasirūpink ir protu. We think, it's not necessary, Mes galvojam, kad nėra būtina. meditation, it's a good idea. Ta meditacija gera idėja, bet But your mind is your life. Bet tavo protas yra tavo gyvenimas. By just taking care of my practice, Pasirūpindavo savo praktiką. my quality of life has become completely different. Mano gyvenimo kokybė visiškai pasikeitė. Life is beautiful. Gyvenimas yra gražus. Okay, but if you're in your thinking mind, then it just goes by. Bet jeigu esi savo mąstyme visą laiką, tai jis tiesiog praeina pro šalį. So, therefore, we have no choice. Taigi iš tiesų mes neturime pasirinkimo, todėl Practicing is essential. praktika yra esminė, svarbi. You have to do it, Turi daryti tai, but you have to find out why. bet kartu turi atrasti kodėl. So therefore, you said that you put quite a lot of food in your body. Todėl sakai, kad skiri daug dėmesio, kad tam maisto daug patektų į kūną. Why do you do that? Kodėl tai darai? Just stay alive. To stay alive. Okay. Tam, kad liktų gyvam. Why do you want to stay alive? Kodėl nori likti gyvam? Because I don't know, I love life. Yeah. Nes aš myliu gyvenimą. Experience things and help people and Yeah. But it's not so clear. Like, animals also like to enjoy their life. Bet nėra tas labai aiškus atsakymas, gyvūnai irgi nepatinka gyvenimas. They run away from things they don't like. Bėga nuo dalykų, They run after kur The nepatinka. dog runs after the bone, if there is a bone. Bėga paskui kaulą, jeigu yra kaulas. Šuo bėga paskui kaulą, jeigu yra kaulas. So, is that it? I Ar want to to go pakanka? maybe after the money, after, I don't know what, sometimes after sex, sometimes after, good movie, and then sometimes good shower. Aš noriu eiti arba paskui pinigus, arba paskui seksą, arba paskui kiną įdomų, ar paskui dar kažką. Then convincing your partner to be a better partner. Tada įtikinti savo partnerį, kad būtų geresnis partneris. Is that what you are living for? Ar tam tu gyveni? no, I didn't. Of Aš taip course. nesakiau. No, that's already nice in itself, but is that all? Tai yra viskas gražu, bet ar tai yra pakankama? Yeah, sometimes you feel inside, something is missing in my life. Kartais jauti viduje kažko trūksta mano gyvenime. That is it. What are you living for? Tai ir yra tas klausimas, kam tu gyveni. No, we all die. There are too many human beings. Maybe better just, make an entrance. Tai kažkada mes mirsime ir taip galų gal yra daug žmonių
ir mes turim tą pabaigti. So when that becomes clear, Kai tai taps aišku, then you will know why to practice. tada žinosi, kodėl praktikuoji. That, when you have that kind of motivation, nothing can stop you. Kad kai atsiras ta tikroji motyvacija, niekas negalės sustabdyti. So you really have to find out why am I on this world. Taigi iš tikrųjų turi atrasti, kam aš esu šiame pasaulyje. If you want to find out, Jeigu nori atrasti, maybe try some retreats. galbūt reiktų pabandyti atsiskyrimą. Really helps. That's how I found out. Tai padeda, tai aš taip radau. I think we need to stop. Jau laikas baigti, so Yeah, so thank you very much for coming here and listening. ačiū už ateimą ir klausimąsi. And if some of the things that we said here make sense to you, then maybe you can try for yourself. Jeigu kažkas iš to, kas šiandien buvo pasakyta, matot, kad turi prasme, galite pabandyti savo. Thank you very much and have a good Ačiū labai ir gero grįžimo namo. Aš dar keletą